Atsimenu, kai man buvo, neatsimenu, kiek man buvo, buvau paauglys. 8, 10, 12, neatsimenu, kiek man buvo metų. Vienu momentu, toks buvo, dabar kalbu ir atsimenu, toks buvo kvailas spaudimas toksai, iš kažkur tai, toksai nepaaiškinamas. Aš dabar žinau, bet tada toks nepaaiškinimas. Toks spaudimas, toksai nuotaika bloga, toksai energijos nėra, toksai tokia apatija vaikiška tokia, ne? Kažkas tokio, Ir aš nežinau iš kur, bet atėjo tokia mintis, kad reikia pasakyti, aš esu sveikas. Ir kai tą pasakiau, tiesiog aš neatsimenu, kad aš sakyčiau balsu. Tiesiog, man atrodo, aš sakiau mintyse. Tiesiog iš karto tuo momentu, ar tą dieną, ar ten iš kažkokio momento, tiesiog iš karto pasijutau gerai. Žymiai geriau, taip geriau, taip toksai pasijutau iš karto sveikas, Ten dar kažkas gal buvo, ten kažkas susijęs su mano, ten su ligoninių važinėjimaisi. Nedažnai važiavau į ligoninės, bet buvo tas dalykas, kai tikrindavo, kraują žmonėms, šlapimą, ten, ar sveiki esam, ar nesveiki. Ir man su šlapimu buvo kažkokia problema, kad kraują matydavo mano šlapime. Aš nematydavau kraujo, kai aš šlapindavausi, bet mikroskopiškai, kai tikrina mikroskopiškai, mato daleles kraujo. Ir jų neturi būti tenai, neturi būti, kraujas šlapimas turi būti be kraujo. Ir kažkas gal susijęs su to, tai senokai buvo, tai nelabai gerai atsimenu, bet ką atsimenu, tai tokį, kai pasakiau, tai tokį sutvirtėjimą, tokį pakilimą tokį pajutau, tokį, taip gerai pradėjau jausti, paskui, ten jaunikai esam vaikai, tai bėgiuojam tai ten, tai tas, ir kažkaip tai viskas taip ir užmiršau, daugiau tokių dalykų nesakiau ir kažkaip tai supakavo mane tam, kas reikėjo, mano būsena, tarinėme lygyje, kaip dabar aš žinau, kaip dabar matau. Ir viskas, ten paskui augi ir užaugi. Ir ką aš norėjau pasakyti, tai jeigu tau, 15, 18, 20, 21, 22, tik tokie, kiek galima būti tik tokie žmonėm, nuo 16, nuo 18, nuo 16 turbūt, ne? Jeigu ir nukreipė dėmesį mano, jeigu tau tiek metų yra kažkur, tai, jaunimas, kažkas tokio, aš už tą, ką dabar pasakysiu tau, aš už tą informaciją, būčiau, tada, jeigu turėčiau tokią informaciją, būtų kažkas tai fantastiško. Bet neturėjau tokios informacijos, tokie laikai buvo, tokia šeima, tokia mama, tokia tėtis, toks tėvas ir toksai kiemas, tokie draugai, Bet yra taip, kaip yra. Mes čia tie esam patirti tų patirčių ir dabar žinau, kodėl tai buvo, nes buvo dėl to, kad aš taip norėjau jaustis, dėl to, kad aš taip
tą užsakiau, dėl to, kad aš nenorėjau būti, kad aš norėjau būti sveikas dėl to. Ir tai vyksta dėl to, kad tu taip nori. Tiesiog taip paprasta, žinok, yra čia. Taip paprasta, kad yra kažkoks fantastikos būrelis. Burtų, šviesiųjų burtų biuras. Šitas tavo gyvenimas, žinai. Žinok, taip paprasta yra, kad taip sunku suvokti tai ir pasakyti tai kitiems, nes kiti netiki. Dėl to netiki, kad yra daug variantų, dėl ko netiki, žinai. Žmonės bijo pakeisti savo gyvenimą, savo realybę ir taip pat dar žmonėm transliuojama baimės visokios, žinai, iš visų kampų. Ir taip pat neleidžia, kas neleidžia, kad tą mes sužinotumėm. Ir taip paprastai yra, kad yra fantastika, žinok. Kodėl taip vyksta? Dėl to, kad tu taip nori. Tu tiesiog galvoji apie tai, tu nori ir tai įvyksta. Nori ar nenori. Taip, jeigu tenai sergantis kažkas tai yra, žinai, lovai guli, taip, reikia padirbėti su daktarais, su emocijom, su ketinimu, su noru, su viskuo, su maistu. Taip, reikia padirbėti. Čia ne, aš ne apie tai, aš apie tą vieną momentą, kur nuo tavo noro, nuo tavo vaizdo galvoje, nuo tavo išreikšto žodžio, valios, nuo tų visų kelių dalykų, kur dabar pasakiau, formuojasi tavo realybė, taip, tai formuojasi jinai. Tai mes esam labai giliai nukritę arba numesti, bet tiesiog užsinorėk. Ypač jeigu tu esi tokių metų, žinai, nes dar nėra taip daug programų pas tave, negu ten pas pavyzdžiui, kuris 40 ar 60 ar 80 ar 100 metų, žinai. Dar tiek daug programų nėra pas tave ir tau lengviau formuosis realybė. Paskui, kai suvoksi tą, kad tu kontroliuoji savo realybę, tada jau bus kitas lygis, tada tu jau eisi kitų lygių, bet dabar toks pradinis toksai. Ir tau reikia suvokti, kad tu reguliuoji, tu kontroliuoji, tu formuoji savo gyvenimą. Supranti? Tai va, kažkaip tai tiek. Sakyk, aš esu sveikas, aš esu sveika, aš esu turtingas, aš turiu visko visada, kada reikia, kiek reikia, kada reikia. Aš esu laiminga. Apkabink save ir pamatysi, kokias energijos ir žaibai lieks aplinkui tavo aurą. Šiandien tiek. Pasimatysim labai greitai. Labai malonu buvo su visais pasigirdėti. Iki. Čiau.